Sveiki visi! Šiandien griebiam jauti už ragų ir greunam vieną iš pačių didžiausių fitneso legendų. Taip kalbėsime apie anabolinį langą, tad pasiruoškite, nes tai, ką išgirsite, gali gerokai pakeisti požiūrį į mitybą po treniruotes. Na štai, klausimas, kai tikrai kamuoja ne vieną sportuojantį žmogų, ar tikrai visas tas sunkus darbas sporto salėje nueina perniek, jeigu tas baltymų kokteilis neišgeriamas, sakykim, per valandą, iš kur apskritai kyla visa ši panika? Pabandykime išsiaiškinti. Štai ta klasikinė idėja. Įsivaizduokime, kad kūnas po krūvio yra tarsi kempinė, tiesiog pasiruošę sugerti visas maistinės medžiagas. Ši teorija teigia, kad tas langas, kada ta kempinė aktyviausia, yra labai trumpas. Ir jeigu jį praleidi, viskas prarandi galimybę augti. Patikėkite dešimtmečius, tai buvo laikoma absoliučiai neginčijama tiesa. Bet kaip ši idėja tapo tokia giliai įsišaknijusi legenda? Kaip ji taip paplito? Tai nebuvo, žinote, kažkoks gandas gimęs sporto salės rūbinėje. Oi ne, tai buvo oficiali rekomendacija, kurią, kaip atrodė, tvirtai remia mokslas, patys didžiausi vardai sporto mitybos pasaulyje, tvirtino maistinių medžiagų suvartojimas. Iškart po treniruotės yra tiesiog būtinas. Bet kaip dažnai nutinka moksle, keli smalsūs protai pradėjo kelti nepatogius klausimus. Ir tada prasidėjo tikras mokslinis detektyvinis darbas. Būtent šis klausimas ir buvo tas kibirkštis, kuri paskatino mokslininkus iš naujo peržiūrėti visus senus tyrimus. O gal mokslininkų bendruomenė tiesiog kažką praleido pro akis? Galbūt duomenys buvo interpretuojami ne visai teisingai? Štai čia ir prieiname prie esmės. Paaiškėjo, kad visa anabolinio lango teorija buvo pastatyta ant trumpalaikių arba ūmių tyrimų pamatų. Ką tai reiškia? Jie matavo tokius dalykus kaip baltymų sintezės šuolis iškart po vienas treniruotės. Bet jie nematavo to, kas svarbiausia – realaus raumenų augimo per ilgesnį laiką. Ir čia slypėjo didžioji mįslė. Tai, kas atrodė visiškai akivaizdu trumpuoju laikotarpiui, kažkodėl ne visada pasitvirtindavo ilgalaikiuose tyrimuose, kurie matuoja tikrąjį apčiuopiamą rezultatą. Pavyzdžiui, raumenų masės padidėjimą per kelis mėnesius. Gerai, taigi norėdami pagaliau išspręsti šį galvosūkį, mokslininkai ėmėsi vieną didžiausių ir išsamiausių tyrimų šioje srityje. Ir jo rezultatai, patikėkite, viską apvertė aukštyn kojomis. Reikia pabrėžti, tai nebuvo tiesiog dar vienas mažas tyrimas. Metaanalizė yra tarsi visų anksčiau atliktų kokybiškų tyrimų sujungimas į vieną didelį galingą tyrimą. Taip gaunamas pats patikimiausias atsakymas. Tai aukščiausias įrodymų standartas moksle. Ir štai čia istorija tampa dar įdomesnė. Pirminiai metaanalizės rezultatai parodė, kad ta grupė, kuri vartojo baltymus iškart po treniruotės, iš tiesų priaugo šiek tiek daugiau raumenų. Visiems tikriausiai atrodė, štai prašau, įrodymas, anabolinis langas vis dėlto egzistuoja. Ar visos tos abejonės buvo tiesiog be pagrindo? Ar ta senoji klasikinė teorija visgi buvo teisinga? Pasirodo ne visai. Tyrėjai nusprendė pasigilinti dar labiau. Ir atsakymas slypėjo visai ne laike, o kiekyje. Pasirodė, kad tos grupės, kurios valgė baltymus iškart po treniruotės, per visą dieną suvartodavo ir gerokai daugiau baltymų. Apskritai, vidutiniškai jas gavo 1,7 gramai baltymų kilogramui kūno svorio, palyginti su vos 1,3 gramai toje grupėje, kuri netaip skubėjo. Ir štai lemiamas smūgis, kai mokslininkai palygino tik tuos tyrimus, kuriuose abi grupės per dieną suvartojo vienodą bendrą baltymų kiekį. Visas laiko skirtumas tiesiog išnyko. Dingo. Pasirodo, svarbiausia buvo ne tai, kada baltymai vartojami, o kiek jų suvartojama per visą dieną. Gerai, su baltymų laiko metu lyg ir aišku, bet palaukite. Anabolinio lango teorija juk apima ir angliavandenius. Pažiūrėkime, kokia situacija su jais. Logika atrodė maždaug tokia. Angliavandenis sukelia insulino išsiskyrimą, o insulinas turi stiprų antikatabolinį poveikį. Kitaip tariant, jis stabdo raumenų baltymų skaidymą.
Viskas skamba gana logiškai, ar ne? Pasirodo, šioje logikoje buvo praleista viena labai svarbi detalė. Baltymai, ypač išrūgų baltymai, patys yra nepaprastai galingas insulino stimuliatorius. Tiesą sakant, standartinė 45 gramų porcija išrūgų baltymų sukėlė tokį insulino lygį, kuris pats savaime maksimaliai sumažina raumenų irimą. Pridėti angliavandenių vien dėl šio efekto tiesiog nėra jokios prasmės. Taip, tiesa, kad angliavandenių vartojimas iškart po treniruotės iš tiesų pagreitina raumenų kuro glikogeno atsargų papildymą. Bet ir vėl turime paklausti, ar tai tikrai aktualu? Daugumai žmonių, kurie treniruojasi kartą per dieną, tai neturi absoliučiai jokios reikšmės. Per 24 valandas glikogeno atsargos visiškai atsistato, nepriklausomai nuo to, ar angliavandeniai suvartoti iškart po treniruotės ar po kelių valandų. Gerai išsiaiškinome daug dalykų. Bet ką visa šia informacija reiškia praktiškai, kaip turėtų atrodyti mityba, pereikime prie naujų mokslų pagrįstų taisyklių. Manau, šis palyginimas puikiai iliustruoja pokyčius. Užuot jaudinęsis dėl siauručio stresą keliančio lango, galima galvoti apie plačias, atviras anabolinės tvarto duris. Raumenys išlieka jautrūs maistinėms medžiagoms ne kelias minutes, o kelias ilgas valandas aplink treniruotę. Taigi apibendrinkime. Svarbiausia taisyklė – suvartoti pakankamai baltymų per dieną. Antra. Bendras laiko tarpas tarp valgymo prieš treniruotę ir po jos neturėtų viršyti, tarkime, 4 ar 6 valandų. Jei prieš treniruotę buvo sočiai pavalgyta, skubėti tikrai nėra jokio reikalo. Bet jei sportuota tuščiu skrandžiu, tada taip pavalgyti anksčiau būtų naudinga. Būtent toks ir yra visos šios informacijos tikslas. Tiesiog sumažinti nereikalingą stresą ir leisti pritaikyti mitybą prie savo gyvenimo, o ne atvirkščiai. Daugiau nebereikia aukoti socialinio gyvenimo ar lėkti namo vien tam, kad suspėtumėte į tą neegzistuojančią magišką langą. Manau, verta baigti šiuo klausimu. Supratus, kad lankstumo yra kur kas daugiau nei manyta. Anksčiau galima pagaliau susitelkti į tai, kas iš tikrųjų svarbu. Nuoseklumą, bendrą maistinių medžiagų kiekį ir, žinoma, mėgaujimosi pačiu procesu be jokio spaudimo.